atskridau į Lietuvą porai dienų. Labai norėjau Vytauto. Ispanijoje nėra tokio. Šiaip nežinau, kaip tie visi vlogai vyksta ir kaip tas procesas atrodo, bet tiesiog man labai įdomu šitie visi dalykai, tas video kūrimas ir panašiai, tai galvoju pasimsiu kartu jūs. Atvariau į Lietuvą porai dienų, yra tokių minčių, idėjų, ką galima nuveikti. Ir aišku, galėjau viską padaryti per callus, per Zoomą, per Google Meetsus ir panašiai, bet kažkaip fiziškai susėdus su žmonėm prie stalo, kalbėti, dėliotis visą darbų eigą, kažkaip daug produktyviau, geriau. Ir prie to pačio dar pamačiau tėvus, jau gan senai matėmės. Tai kažkaip geras tripas. Galvoju, pasimsiu jūs kartu, why not, šiek tiek parodyti tokį day to day. Nes kontentas, jisai labai nuoširdus, natūralus, be jokio fancy editinimo ir panašiai, tiesiog toksai kasdienybė, tiek čia, tiek grįžtame į Ispaniją už poros dienų, kaip tas gyvenimas atrodo, ypač per DeFi'aus pozicijas, per kripto DeFi pozicijas, per visą investavimo prizmę, per į projektų kūrimo prizmę, kad vis tiek reikia kažką veikti, daryti ir tų galimybių šiai dienai, gyvenant tokiam laike, kada yra neribotos galimybės kažką kurti, tai kad laiko nešvaistyti, norisi kažką daryti. Ir visas šitas, visi šitie video, tiek DeFi'aus pamokos jau, kurias dariau ir toliau darau, ir šitie video, šitie vlogo formatas ir panašiai, viskas dėl to ir yra tiesiog toksai fun. Nieko nesistengi įtikinti, parduoti, atiduoti, kažkokį specifiškai kurt kontentą dėl specifinio tikslo, kad... skambino man. Tai tiesiog pažiūrėsim, kas iš to gausis. Dabar esu pas draugelį, Vilniui mane priėmė pagyventi porą dienų. Su juo viską ir darom, tai tokių yra mytų su kitais žmonėm, yra tokia veiklos biški apsitart, apsidėlioti, tai toksai why not. Turim Vytautą, turim savo geriausią dalyką Kindle, lietuvišką televiziją, ten biški darbo vieta, taip ir gyvenam. Aš ir galvoju, iš ko čia pas juos tokie BMW-kai, tai miltai visokie bagažiniai plyšo, o taip Lietuva BMW-mus ir perka. Viskas Lietuvos tripas baigėsi. Iš tikrųjų žiauriai keista sakyti, kad Vilniui ir šiaip Lietuvoje būnant, kad man visai patiko. Nes anksčiau, prieš tuos kelis metus ir kol gyventa Lietuvoje, nežinau, stengiausi raut kiekvieną kartą, kai tik galimybė atsiranda kažkur keliaut, varyt, nebūt, galų galiai įsikraustyti pilnai iš Lietuvos. Praėjo keli metai kažkaip grįžti, kažkaip visai fainai, žmonės tokie pasikeitę, aš kalbu apie Vilnių vėlgi, tokie pasikeitę, tokie nori kažką daryti, juda, kuria, stengias, kažkaip įdomu. Nebent, nežinau, čia tik man papuolė šį kartą taip, bet kažkaip dar norėjau pamatyti Birštoną, norėjau pamatyti Kunigiškės, Palangą, sako, ten daug statosi, kuriasi tokių naujų rajonėlių, tai patinka man šitie dalykai, bet kažkaip, nežinau, man patiko, tai jeigu reikėtų grįžinėti Lietuvą dažniau, ir manau, kad reikės, nes visi mitai, ką darėm, ką šnekėjom Lietuvoje, tos idėjos tokios yra daugiau europinės, bet didžioji dalis procesų vyktų per Lietuvą, tai kažkaip nieko prieš. Nors anksčiau negaliu patikėti, kad man reikia dabar sakyti ir nemeluoti, kad man patiko Lietuvoje. Tai fainai, žiauriai, iš tikrųjų keičiasi ir mindsetas, keičiasi toksai požiūris, ypač pagyvenus čia, tai labai daug kas pasikeičia. Tai Lietuvos tripukas baigėsi, keli kadrai buvo,
nieko per daug ypatingo, pagrindė tiesiog sėdėjom užsidarę namie ir daugiau fokusavomės ant darbų, kas buvo suplanuota padaryti. O dabar grįžom atgal, DeFi'us sukas gerai, video padaryti, kelios dar idėjos yra, ką reikės nufilmuoti. Ir viskas. Ir grįžom atgal. Šiandien visai faina dienelė turėtų būti. Varysim su tokiom baidarėm, tai irgi pafilmuosiu, pasimsiu kartu ir vėlgi visi šitie video, nesu aš nežinau kaip tai veikia, tie visi vlogų dalykai, bet man įdomu yra šitie dalykai, man įdomu juos panagrinėti, pabandyti, gal ir jums bus įdomu, čia nebus kažkokių fancy editų ir panašiai, tiesiog tokia, pavadinkim, realybė čia gyvent, gal bus klausimų apie Ispaniją, iš mano perspektyvos, nes aš visai kitaip žiūriu į viską negu didžioji dauguma žmonių, tai tiesiog yra įdomu, gal kažkam bus įdomu kažkokie klausimai apie Ispaniją, apie DeFi'ų, be abejo darysiu toliau kontentą, nes matau, kad žmonėms patinka. Sako, nieks Lietuvoje taip nedaro, tai gera būti pirmu arba gal ne pirmas, bet vis tiek įdomu žmonėm. Tai va, ir tiesiog gyvensim, žiūrėsim, ką mes galim nuveikti, ką galim čia iš viso šito YouTube'o sukurti ir gal kažkur šitas dalykas nuves. Iš tikrųjų, CETUS protokolas galų gale pateikia labai aiškų paaiškinimą. SUI validatoriai, SUI communities nubalsavo grąžinti užšaldytus esetus pačiam CETUS. Tai turėjo būti bendras bendruomenės balsavimas, nes protokolas ir chainas yra decentralizuotas. Tai vyko balsavimas ir buvo nuspręsta balsuoti už tą visą pinigų grąžinimą ir atšaldymą, pavadinkim. Tai roadmapas yra, kad viskas įvyks ir jie tikisi full recovery in 1 week. Tai po savaitės visi tie, sakykim, pozicijos, viskas, kas buvo įdėta ir panašiai, grįžti ten, kur buvo. Aišku, losų yra, ypač tiem, kurie laikė liquidity pool'ose meme coinų ir panašiai. Teamams yra problemų, patiems holderiams yra problemų, owneriams yra problemų, bet magnis, potassium ir dar kažkas. Bet tie, kas laikė SU USDC pool'ose didžiausiose, ten labai daug kažkokių tai nesklandumų nėra. Aišku, visą šitą laiką fees nesigeneravo, nebuvo jokių movementų, tradingimų ir panašiai, tie pinigai stovėjo užšaldyti ir bus įdomu pažiūrėti, kaip tai atrodys, kai jie grįž, kai viskas suvaikščios atgal. Bet bent jau protokolas labai aiškiai, labai greitai dirba, viską įsiaiškino, viską padarė, gauna paskolą iš SUI pačio chaino, likusiai sumai padengti, tada užšaldyti pinigai grįžta atgal pas setus į multisigą ir jie grąžina 100% sumą, kuri buvo pavogta, sakykim. Tai šiaip labai fainai sudirbo, labai aiškiai ir gerai komunikavo. Tai dabar po grįžimo, štai balsavimo rezultatai, po grįžimo šito chaino tikrai dar didesnis pasitikėjimas, sakykim, matant, kaip jie dirba. Aišku, kad juos nuhakino, tai yra negatyvus dalykas, bet kad jie tą heką taip smagiai, gražiai, tvarkingai suvaldė, tai yra tikrai rodo profesionalumą. Tai tikrai nėra jokios problemos. Man asmeniškai tokių dalykų mačiau N dalykų. Tai tiesiog vienas iš elementų, kas įvyko, ir po šito atsigavimo tikrai pinigų netrauksiu iš ten, netgi, sakykim, dadėsiu į pozicijas, nes per tą laiką kaupėsi fees kitur, yra profitas, kurį norėsiu tiesiog reinvestuoti ir tikrai why not reinvestuoti į SUI, nes ar taip tą norėjau daryti, tiesiog visą tą laiką negalėjau, nes protokolas neveikia. Tai va.
Tai va ir atsiteleportavom į Baidarę. Man nieko daryti nereik, žmona rykloja. Faina šiaip pramoga. Plaukiam į urvus, plaukiam į visokius, bet ir kaip jie vadinas po lietuviškai, waterfalls. Krioklys, jo? Jo, į krioklius. Tai kriokliukas, mažiukas. Kaip va vietelė. Vaizdeliai, ką? Super. Labai gražu, labai fainai, ramybė tokia. Ypač kai žmonių nėra. Buvom iššokę, įmerkt koją. Džiauriai fainai. Marketas šiandien pakritęs. Įsimetėm dar biškį. Įdėsim į Defiaus pozicijas, papildysim Solanos poziciją, papildysiu Eterio poziciją irgi. Ir gal, sveikata, ir gal dadėsim ant sui, pasižiūrėsim. Žodžiu, sekantį dieną, gazuotas vandens, čia mano finansų patarėja, padeda pozicijas valdyti. Dabar labai gera idėja atėjo vienam video padaryti, jau atėjo laikas papasakot biškį sudėtingesnius dalykus, biškį rizikingesnius dalykus, bet jeigu žinai, ką darai, ta rizika tokia minimali išlieka. Padarysiu vidosiką, viską supasakosiu ir tada žiūrėsim. Šiandien šeštadienis, tai žmona dirba visą dieną, tai nežinau, kažką veiksim. Žodžiu, reikia nulėkti į Fuengirola, yra tokia pavardė, yra maisto prekės, bet jos ne ispaniškos. Jos yra iš Airijos, iš Anglijos, iš to, žodžiu, regiono. Ten tokių perliukų būna, tokių fainų visokių dalykėlių, ko nėra ispaniškose pardėse. Tai čia bus koks 15 minučių važiuot, 12 gal. Šokam ant šito, šokam ant šito žvėriuko savo. Čia su gera vaizduotė, arba Ferraris, arba tiesiog fainas opeliukas. Tai va. Dabar aš galvoju, kaip man užsidėti jūs ant šalmo. Ai, žinau, tuoj padarysim. Nežinau, šitą užsidėjau. Nežinau, ar laikysis, bet jeigu nesilaikys, tai bus dar geresnis video. Iš tikrųjų, matysit, kaip nučiuožė šitas. Nu gerai, atvažiavom. Reikia kažkaip praeiti dabar ir nežūt. Šiaip belė kiek mašinų.
Belė kokie kamščiai visur. Tai čia į tą molą, tai čia visiems reikia šiandien. Oi, tai Ispanija, man tai reiktų čia greit pereiti ir viskas. O taksistas sustojo. Ar darom kaip Indijoje, tiesiog eini ir viskas, ką žinau. Jo, taip ir darom. Eini ir viskas, o kaip Indijoje. Ir praeini. O man reikia čia, va. Yra Aislandas, ar kaip čia vadinasi. Ir dar nueisim į Dekatloną, nes po tų baidarių vakar, kur buvom, taip užsimaniau kokio supo, taip va vandenukė ramiai, tokia ramybė, meditacija. Tai reikia nuvaryti, pabandyti, pasižiūrėti, kokių ten yra, kaip jie atrodo ir panašiai. Va, šitą pardę man reikia. Šitą va. Tai čia viskas iš Airijos, iš Anglijos, iš tokių vietų. Tai yra tokių dalykų, va, ko tiesiog Ispanijos pardėse nėra. Šitie va ryžiai visi žiauriai geri. Žiauriai geri ryžiai šitie. Aišku, chimkė, bet kartais galima. Visokių dalykų, va. Aišku, čia tai tokių dalykų valgyti negalima. Bet čia tikrai gali rasti tokių gerų perliukų, ko niekur, ko nėra tiesiog Ispanijos pardėse. Žodžiu, nenuvariau aš į jokį Dekatloną. Belė kiek visur žmonių. Žiauriai busy, man nelabai patinka, kai toksai didžiulis rautas žmonių. Kai visi visiems maišosi, tai grįžau namo, pilna yra ką daryti. Reikia išsivalyti terasą, nes čia atrodo, kad negyvena niekas. Purvas visur. Tai reikia išsivalyti, reikia paruošti šitą va ledo vonę. Jau pakankamai šilta laukia, kad galėtum rytais šokt, atsigaivinti ir discipliną ugdytis. Tai yra kas veikti. Tai šitam video viskas. Paprastas toks vlogelis. Jeigu patiko, patiko, jeigu ne, tai ne. Man daryti patiko, tai manau, kad padarysim dar. Ir viskas. O jeigu yra komentarų, klausimų, tiksliau kažko, tai į apačią rašom. Ir arba Instagramą. Ir viskas, bendrausim. Darysim defailus contentą, darysim tokį contentą ir žiūrėsim, kas iš to gausis.